Sveiki, Kristina. Džiaugiamės galimybę jūs sutikti. Ar galime jums užduoti keletą klausimų? Sveiki, taip žinoma. Kokia yra Kamanų valstybinio gamtinio rezervato misija ir pagrindiniai tikslai saugant šį nuostabų gamtos kampelį? Kamanų rezervatas saugo vieną didžiausių Šiaurės Lietuvos aukštapelkių su jas supančiais miškais, saugomomis ir retomis rūšimis. Gal galėtumėte papasakoti apie savo pirmąjį pažintį su Kamanų rezervatu ir kas jūs labiausiai sužavėjo šioje vietoje? Su Kamanų rezervatu pažintis prasidėjo pelkėje, einant taku, teko išgirsti netgi vilkų kaukimą, tai labai tai sužavėjo. Gal pasižvalgykime po lankytojų centrą? Taip, prašom užsukti. Ką lankytojai gali išvysti šioje ekspozicijoje? Lankytojų centre esančioje gamtinėje ekspozicijoje mes pristatom virtualią kelionę po Kamanų rezervatą, kuris, kaip ir minėjau, saugo vieną didžiausių Šiaurės Lietuvos aukštapelkių, Kamanų pelkę, kurio pažintis būtent su ta pelke. O čia stalčiukuose mes randame, kaip atrodo pušaitės. Pušaitės yra dažniausiai sutinkamos aukštapelkiai ir galim palyginti, kaip atrodo pušaitės kamienas, kai jie auga gerom sąlygom, tokį dydį pasiekia per 50 metų, o augdama aukštapelkiai, kur mažai maisto medžiagų, rūgšti aplinka, jinai tokį dydį pasiekia per 100 metų. O paslėptuose nišuose reikia įkišti ranką ir nežiūrint, o liečiant tik tai bandyti surasti ir atspėti, kas čia yra paslėpta. Kas paslėpta, atvykę jūs sužinosite. Na, pelkės pasvyrusiuose stenduose mes galime rasti dažnas rūšis, kokia pelkė be gyvatės. Visada mes rasim prie tako besišildančią saulutę kokią gyvačiukę. Retas rūšis galima surasti, būtent stenduose, sakykime, ir orchidėjų yra randama pievose, pelkėse, miškuose mūsų žydinčios. Kaip skiriat pelėdą nuo apuoko, ar žinom? Tai čia galim pažiūrėti, kaip atrodo tokia balinė pelėda, kur yra tarsi tarpinė tarp pelėdų ir apuokų surasti. Natūralios pievos pasižymi didelę rūšinę įvairovę, drugeliai. Ar žinot, kuo minta drugeliai daugiausia? O yra kelios rūšys, kurios minta labai pikantišku maistu. Koks tai maistas? Tai atvykę sužinosit. O galbūt galime aplankyti ir patį rezervatą? Žinoma, kviečiam visada aplankyti. Štai mes jau esame atvykę į Kamanų pelkę. Kokia yra jūsų nemėgstamiausia ar mėgstamiausia vieta rezervate ir kodėl? Mėgstamiausias vietos yra atviros pelkės, kurios supamos pušaičių, mažų, kreivų, kurias galima vadinti savotiškai bonsais. O nemėgstu, tai labai pelkė žaizdų kanalų, kurie buvo praeitame amžiuje iškasti, sausinantis pelkę. O nemėgstu, nes dažniausiai tenka išsimaudyti juose, nes sunku juos perbristi. Kokios ypatingos augalų ir gyvūnų rūšys gyvena Kamanų rezervate? Rezervate arba Kamanų pelkė gyvena pelkėms būdingos paukščių rūšys, tokios kaip dirvinis ėjikas, kuris yra mūsų rezervato simbolis, tikutis, tetervinai, randamos kuolingos, balinės pelėdos sutinkamos. Iš augalų retesnės rūšys yra pelkėj mažalapė saulašarė, ypatinga tuo, kad tai augalas plėšrūnas. Na ir prieš keletą metų buvo aptikta nauja Lietuvai rūšis, pensilvaninis mešlius, tai samana, kuri auga pelkėj ir atkeliauja kartu su paukščiais. Pelkės lietuvių mitologijoje dažnai siejamos su mistika. Ar yra kokių nors legendų ar mitų susijusių su Kamanų pelke? Taip, nuo seno pelkės glaudė visokias mistinės būtybės, kas buvo nepritapdavo prie mūsų, būdavo atiduodama pelkėms, ir laumės, pelkių seniai, juose nuo seno gyvena. O tokia legenda yra pelkės viena nuskendusi bažnyčia ir dažnai galima, ypač 12 valandą, girdėti skambančius varpus. Netgi ir man teko išgirsti. Jei atvyksite, galbūt ir jums pasiseks. Ačiū Jums už skirtą laiką. Pabaigoje dar vienas klausimas. Ką reikėtų žinoti visiems norintiems aplankyti Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą? Norint aplankyti, svarbu, kad reikia susisiekti su Kamanų rezervato specialistais, nes savarankiškai rezervate nesilankoma. Reikėtų pasiskambinti, susitarti laiką ir bus pravedama
jums ekskursija.